Tai, ką matėme prieš keletą savaičių ir dabar, tai yra drastiškas skirtumas. Pelkė labai stipriai pasikeitusi, tiksliau, čia pelkės net nematyti, aplink yra tik ežeras. Kariuomenė prieš keletą savaičių iš štai šios pelkės ištraukė nuskendusi šarvuotį. Čia dar galime matyti vėžes, kaip šarvuotis buvo tempiamas į krantą. Ten šarvuotėje rasti 3 karių kūnai, o vėliau ir dar vienas kūnas jau iškritęs iš šarvuočio. Šiuo metu aplinkosaugininkai tyria padarytą žalą gamtai. Kaip matote, pelkė, kuri dabar pavirto į vientisą ežerą, yra stipriai pasikeitusi. Štai tokį vaizdą mūsų TV3 žinių komanda užfiksavo prieš keletą savaičių, kai kariuomenė iš pelkės bandė ištraukti ten nugrimzdusį šarvuotį. Pelkė tuomet buvo kur kas mažesnė ir buvo atskirta nuo ežero. O kadangi šarvuotis nugrimzdo gilyn, jis pasidengė ne tik dumblu, iš jo ištekėjo ir dizelinas. Kodėl buvo imtasi veiksmų, tai buvo pastebėtos dėmės ant vandens, bet tos dėmės buvo iš karto šalinamos ir purškiamas specialus skystis, kuris skaido naftos produktus. Šiuo metu kariuomenė laukia aplinkosaugininkų vertinimo, kokia žala gamtai yra padaryta. Greičiausiai žala gamtai bus minimali, svarsto kariuomenės atstovas. Naftos įsiliejimo produktų, sakykime, buvo minimaliai ir mūsų nusamdyta įmonė atliko pirminius vertinimus, pirminę žalos pašalinimą ir šiuo metu, kaip matote, sakykime, tų žalos padarinių nėra matyti, bet vertinimą galutinai atlieka aplinkos apsaugos departamentas. Ši vieta, kur nuskendo šarvuotis ir 4 kariai, yra ypatinga ir tuo, kad per pelkę keliauja dujotikis į Visaginą, kuris iki šiol yra išjungtas. Neaišku, ar jį saugu šiuo metu paleisti. Netoli pelkės esančioje teritorijoje jau sužymėti keliai. Kariuomenė planuoja aiškiau sužymėti ir šalia poligono esantį dujotikį. Turėjome susitikimus su Amber Grid atstovais, būtent tam, kad per naują įvertinti tiek žymėjimus poligone, tiek mūsų naudojamus žemėlapius, kad juose aiškiai atsispindėtų, kur trasos, kur galima važiuoti, kur negalima. Neatmetama, kad kariai paprasčiausiai galėjo nuklysti nuo kurso ir važiavo ne tuo keliu, kuriuo reikėtų. Taip pat ir keliai tuo metu nebuvo pažymėti. Vieta, kur nuskendo šarvuotis su kariais, nėra poligono teritorija. Tai karių treniruočių zona. Šarvuočio ir iš pelkės traukimo operacija truko apie savaitę. Tiesa, pirmiau iš pelkės kariuomenė ištraukė šarvuotį su 3 nuskendusiais kariais, o kitą dieną rastas 4 nuskendęs amerikietis. Po keleto dienų Lietuva iškilmingai atsisveikino su žuvusiais amerikiečių kariais katedros aikštėje. Jie išlydėti Jungtines valstijas pas savo šeimas. Jungtinės valstijos įprastai žuvusius karius laidoja pagrindinėse Arlingtono nacionalinėse kapinėse Virdžinijoje. Tačiau galutinis sprendimas, kur bus laidojami kariai ir ar atsisveikinimo ceremonija bus vieša, sprendžia žuvusio kario artimieji. Šiuo atveju šeimos nusprendė organizuoti privačias laidotuves. Jose Duanezo jaunesniojo 25 seržanto laidotuvės buvo surinktos Džoliete, Ilinojaus valstijoje. Su policijos palyda jo kūną vežantis automobilis lėtai važiuoja gatve laidojimo namų link. Jo artimieji iki šiol sukrėsti, prisimena, koks buvo Jose. To niekada neturėjo būti, o dabar liko 3 gedinčios žmonos ir jų vaikai. Jose buvo vienas maloniausių žmonių pasaulyje, jo šypsena galėjo nušviesti visą kambarį, o jo būdas pripildė visų širdis džiaugsmo, meilės ir pasitikėjimo. Miesto gyventojai išsirikiavo gatvėje ir taip išreiškė palaikymą žuvusiojo šeimai, atidavė pagarbą žuvusiam kariui. Atsisveikinimas su kariu vyko privačiai. Žuvusių karių šeimoms aktyviai aukojo ir TV3 žinių paraginti žmonės. Savo paramą žuvusiems skiria 6 000 mūsų žinių žiūrovų.